Gerą dieną visiems, kurie čia susirinkote dėl esminės priežasties. Tai esminė priežastis yra štai čia. Štai ypatingai dėkingi Kaziui Baniuliui ir mano vardas yra Mindaugas, aš esu Alfonso Baniulio proanūkis. Tai aš dabar tiesiog nieko nelaukdamas norėčiau pakviesti dėdę Kazį čia, iš karto į priekį. Labą dieną visiems, smagu, kad išreiškėt norą susitikti, pamatyti vieni kitus, susipažinti. Knygos pradžia prasidėjo nuo Jono Kaziūno laiško man su genealoginiu medžiu, kurį sudarė jo sesuo Irena Švilvienė apie 19 metus. Aš pradėjau žaisdamas interneto, ten genį medį suvedinėti ir pokalbiuose su Jonu, ten gale sėdinčiu, gavosi čia. Tie norai nelabai lengvai, apie 4-5 metus užtruko. Taigi mūsų atrama pirmiausia buvo motiejus. Kilom aukštyn ir užlipom iki 1675 metų. Galim, kaip sakau, didžiuotis, kad mūsų giminės šaknys siekia 17 amžių. O čia jau yra mūsų protėvių Vaideginių Baniulių šeima. Vaideginę daug ilgai ieškojom, Vaivos čia didžiuliai darbai. Pirma Baniulių karta gyveno Kurkliuose ir išsikėlė į Remeikius. 4 Baniulių kartos Remeikiuose. Sveiki visi, be galo malonu jūs matyti ir jaudulys toks didžiulis, nes su giminėm pas mus kažkaip nuo seno mažai buvo bendraujama, bet keli žodžius apie poną Kazį. Visi suaugę žmonės buvo vadinami paprastai Jonas, Antanas ir panašiai, o poną Kazį visuomet namuose vadino Kaziuku. Ir ilgai nesupratau, kodėl būtent taip. Ir tik paskui, jau kai susipažinau su ponu Kaziu ir kai jisai papasakojo daug įvairiausių dalykų, tai supratau turbūt 2 aspektus. Pirmas aspektas yra tai, kad ponas Kazys tikrai tėčio gyvenime suvaidino labai didžiulį vaidmenį ir kaip knygoje bus parašyta, jis ir kepurę atnešė tėčiui, kai iš Biržų jį vežė į tremtį. Ir kai jau reikėjo apsistoti Kaune, būtent dėdės Kazio šeima priėmė tėtį ir jie gyveno, taip galima sakyti, kaip broliai. Net knygoje rašo, kad mes nei karto nebuvom susipykę. Tai, irgi taip labai jautru, kai išgirsti šitos žodžius. O antras dalykas turbūt tai, kad kai susipažinau su dėde Kaziu, tai pajutau tą tokį labai didžiulę šilumą, labai didžiulę toleranciją, domėjimąsi, kas iš tikrųjų, turbūt tai ir vedė prie to, jog tai buvo Kaziukas, tai yra malonybinis kreipimasis ir įvartinimas dėdės. O mūsų šeima, kaip matote, išdalinta buvo į 3 dalis, nuo Antano Baniulio, matote, ir Antanas ir Marija, močiutė mūsų, susilaukė 3 vaikų, pakankamai negausi šeima, lyginant su kitomis šeimomis. Vyriausiasis jų sūnus Vytautas dėl sudėtingų turbūt susiklosčiusių situacijų, istorinių aplinkybių pasitraukė iš pradžių į Vokietiją, paskui į Australiją ir iš čia mes turime Šantelę. Jeigu matote, tai būtent su Šantele mes su ją labai gražiai bendraujame ir jinai, kai buvo užmegztas užvirta šitą visą košę dėdės, jinai atvažiavo į Lietuvą, apsilankė, mes visi buvom susitikę ir tikrai be galo buvo šiltas, jaukus pasimatymas. Ir kita šaka, tai Ados, mūsų tetos, kuri visai neseniai išėjo iš mūsų gyvenimo. Ir mano tėtės Jono Baniulio šeimos dalis, tai su aš, Beatričė ir mano brolis Artūras ir mano sūnus Povilas, o Artūro sūnus Rokas ir Vytis. Rokas taip pat yra čia. Čia Rokas, Artūro sūnus. Artūrai, tu pasirodysi, pasirodė. Ir mano sūnus Povilas.
taip dalyką. Tarp kitko, va čia ir vestuvės buvo Alfonso, vestuvės buvo ir Ados. Sibire nebuvo viskas taip blogai. Dabar norisi prisiliesti prie monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, kuris yra mūsų giminėje. Tai viena iš didžiųjų Lietuvos asmenybių. Iš Ramunės Sakalauskaitės žurnalistės išleistos biografinės knygos apie Kazimierą Vasiliauską. Intos lageryje Kazimieras Vasiliauskas sutiko gimnazijos draugą Leonardą Matuzevičių, kuriam už poeziją buvo atseikėta 10 metų. Kai žiemą susirgo ir manė, kad jau atėjo paskutinioji, pasikvietė Kaziuką išklausyti išpažinties. Siautė pūga, kaukė vėjas, o lauke prilipęs prie orlaidės kunigas klausė draugo išpažinties. Kaziuk, kai sugrįši į Lietuvą, pasakyk, barake šaukė poetas Leonardas Matuzevičius. Dievas išklausė jų maldas ir paliko toliau vargti žemėje. Kazimieros Baniulytės giminės šaka. Augdama aš žinojau tik tai vienintelę močiutės tetą Grigaliūnienę. Jinai pastoviai dalyvaudavo mūsų šventėse ir baba, aš galvodavau, kad čia jos draugės, bet jinai visą laiką pabrėždavo, kad čia yra mano mamos sesuo. Ir man atrodė, kad ta šeima tik tai ir yra tokio dydžio. Tai buvo labai smagu surasti, kad giminė visgi yra didelė ir yra mūsų daug. O Kazimieros Baniulytės, tai yra Kazimieros Kaziūnienės šaka, susideda iš Rimavičių, Kaziūnų ir Lukinskų. Pirmiausia, norėjau padėkoti dėdei Kazimierui Tomui už tai, kad jisai ryžosi surinkti visą giminės istoriją, užrašyti ir palikti mums ir mūsų vaikams, nes giminės kraujo ir dvasios ryšys išlieka mumise tik tol, kol yra gyva genealoginė atmintis. O genealoginė atmintis yra gyva tol, kol mes ją perduodame iš kartos į kartą. Mūsų prosenelė Kazimiera Baniulytė ištekėjo už Antano Kaziūno. Jos tėvai, Motiejus ir Magdalena Vaitaitytė Baniuliai. Jiems gimė 4 vaikai, Stanislava, vėliau ištekėjusi už Rimavičiaus, Alfonsas Kaziūnas pratęsęs Kaziūnių giminę, Paulina, vėliau ištekėjo už Lukinsko ir Povilas toliau. Kazimieros vaikai ir anūkai. Pradėsiu nuo jaunėlio Povilo, jisai čia viršuj. Apie Povilą aš nebuvau girdėjusi, kol nesusidomėjau genealogija, baba niekada nėra minėjusi, kad buvo toksai brolis, kad jisai buvo internate ir jisai vienišas, vaikų neturėjo. Mano baba Rimavičienė Stanislava buvo vyriausia, gimė 11 metais, vėliau ištekėjo už Kazimiero ir jiems gimė 3 vaikai. Bronius Rimavičius, Aleksandra ir Julius. Iš jų dabar gyva tik tai Aleksandra. Julius mirė labai jaunas, mano tėtis irgi mirė nesulaukęs laisvos Lietuvos. Kaziūnai. Alfonsą Kaziūną atsimenu labai gerai. Atvažiuodavo dažnai, va brolis sakė, kad jau tėčiui mirus dar mokė jį dalgį pustyti. Ta prasme, nes mes paaugliai buvom. Tai jis mūsų gyvenime buvo dažnai, jo dukros Janina, Irena, sūnus Jonas ir dukra Severija irgi mūsų gyvenime figuravo. Lukinskai, Paulinos Lukinskienės šeimyną irgi pažinojom. Paulina su Fabijonu susilaukė 2 dukrų, Balės ir Genės. Jolanta Vosilienė ir jos vyras Mindaugas Vosilius. Ir Jolantos brolis Vidas Žurauskas. Alfonso Kaziūno vaikai. Janina Damoševičienė ištekėjo už Povilos Damoševičiaus, jų sūnus Rimvydas ir Andrius yra čia. Rimvydas ir Andrius. O dėdė Jonas Kaziūnas, apie jį puikiausiai žinojom, kad jis gyvena Mažeikiuose, kad yra muzikantas, kad turi 4 vaikus. Malonu susipažinti, dėdė Jonas Kaziūnas.
ir jo žmona Marija. Stanislavą ir Kazimierą Rimavičius, jeigu kas atsimena, tai dar atsimena va tai, štai tokius kaip viršui. Apačioje čia mano tėtis Bronislavas ir mama Gražina Bronislava Anciukaitytė, per vidurį Aleksandra ir dešiniai Julius su žmona Palmyra Spruzdytė. Čia tėtis buvo baisiai šnekus ir pastovus piršlys. Ir 89 metais paskutinį kartą jisai surašė 50 atvirukų giminėm ir po poros dienų jisai mirė. Tai mūsų atmintyje maždaug išliko tokie, nes iš paskos išėjo ir senelis, ir neužilgo ir baba. Dabar likę Kazimieros Baniulytės pronukiai ir propronukiai. Dešiniai matot mano sesę su vyru ir dukra Gabrielė. Per vidurį esu aš ir mano vyras Kęstutis Bobinas, pasirodyk. Turim 3 vaikus ir vyriausia mūsų dukra Agnė Ivanauskė jau ištekėjus, jaunėlė Akvilė yra čia. Na ir mūsų viltis yra sūnus Ignas Bobinas, jis vedė su Justina Tautkutė. Na ir visi šios kartos Rimavičiai, kurie dabar kairėje yra Sauliaus Rimavičiaus šeima, tai yra Juliaus sūnus su vaikais Renaldai ir Mantu. Per vidurį Dainius Rimavičius, dešiniai mano brolis Algirdas ir Ingrida Rimavičiai. Ir jų sūnus Justinas ir Tautvydas. Mantas Rimavičius, jam dabar 27, nežiūrėkit, kad jis čia toks mažas. Tikimės, kad ilgai nesenberniaus ir galų gale pratęs Rimavičių pavardę. Kazimiera pragyveno 83 metus, susilaukė 4 vaikų, 9 anūkų, 18 proanūkių ir 27 proanūkių. Dar noriu pasidalinti keletą apie porą epizodų apie tėtį ir mamą. Alfonsas Baniulis, tėtis, tarnavo generalinio štabo 2 skyriuje, tai iš kontržvalgybos skyrius. 40 rugsėjį buvo suimtas ir kalinamas 9 forte. Turėjo būti sunaikintas kaip dauguma Lietuvos karininkų. Tačiau per 41 metų Lietuvos birželio sukilimą rusai pabėgo sargybiniai ir Alfonsas su keliais kitais karininkais išsilaisvino. Dabar po karo Alfonsas slėpdavosi vonios kambaryje. Prisimenu, jeigu kas nors tik tai pasirodydavo, jis kambarėlį vonios. Ir kažkurį tai spalio ar lapkričio mėnesį jis išnyko. Man taip atrodė, aš buvau 6 metų. Dabar ruošiant pavyko atkurti visą jo tolimesnio gyvenimo eigą. Jis turėjo svetimą pasą, Piotr Kuznecov vardu. Jį parūpino žmona Liucija. Jis patraukė pėsčias į pietus iki Vaidaginių. Ten iš brolio Romualdo gavo arklį, kaip raitelis iškeliavo iki Latvijos, iki Skaiskalnės. Jis ten prabuvo porą metų, paskui persikėlė į Rygą, pragyveno iki 58 metų ten. Alfonso Baniulio, apie kurį dabar ir buvo pasakota ir paminėta Jono Kaziūno, tai jis turėjo 2 vaikus, dukrą Ireną ir sūnų Kazį Tomą Baniulį. Tai aš pristatau Kazio pusę, esu jo dukra ir brolis. Jisai anksti mirė, todėl mes jo tąsos ir neturime. Mano vaikai Šarūnas ir Eglė. Eglę turime šiandien čia. Ištekėjo jinai už Justino Milašausko, jis irgi buvo čia pradžioje, bet paskui išėjo su mūsų mažiausia anūke Ana. Sūnus mano Šarūnas vedė Irmą Matonytę ir šiuo metu gyvena Vokietijoje. Augina Patriciją 9 metų ir Herkų 7 metų. O aš esu ištekėjusi už Alfredo Bagdono, kuris irgi yra čia. Tai čia yra 3 dukros. Tai yra vyriausiai, tai yra mano mama Dalia. Štai. Tada vidurinioji sesuo Laima. Ir trečioji jauniausioji sesuo Lina. Dalia turi vyrą ir turi
3 vaikus. Tai mane, Julių, tai va tai jau Julius brolis, jis turi jau ir savo vaikutį Vincą, tai mano vaikučio Ąžuolo, kuris čia yra pusbroliuką, atstok Ąžuolai. Atstok. Tai, jo, ir mes turim vidurinę seserį Joliją, kuri gyvena Olandijoje. Ir jinai jau pati irgi turi 2 vaikus, tai Mykolą ir Pietro. Tai va, tai ta kartelė, va tokia Ąžuolas, Vincas, Mykolas, Pietro, 4 Baniulio, kaip čia, propronukiai. Laimos čia yra 2 vaikai, Laurinas ir Martynas. Buvo, neatspėtumėt, bet yra dvynukai. Jo. Iš tikrųjų, Mindaugas pradėjo iniciatyvą kokiais 2007 metais geni.com giminės medį pradėti. Tai kadangi seneliai dar buvo gyvi, apklausiau jų, kiek išėjo, tiek sukėlėm į internetą, apsijungiam šakom su Vaida Rimavičiene, taip? Vaiva, atsiprašau. Apsijungiam šakom per berods Gintarą Landsbergą, kuris yra Ketvirtos eilės kažkieno pusbrolis, mano 2 ar 3 eilės dėdė. Ir tikrai ten tą Baniulių šaką atvedė iki 17 amžiaus, ne, ten ištakų. Tai iš tikrųjų įspūdinga praeitis. Alfonsas Baniulis gyveno Rygoje ir dar nepasakojo, kaip pastatė jiem tą namą. Žodžiu, dar mums davė 100 latų. Mes tokia buvo jauna šeima, ten važiavom, vyras ten darė visokį verslą. Sakykime, tas liko labai stipriai. Man labai buvo smagu. Tai va taip atrodo visos, reiškia, bylos. Čia yra labai, va, reiškia, aiškus dalykas, va, kokį kaltinimą pateikė. Ir iš esmės yra 2 kaltinimai. Pirmas, Alfonsas Baniulis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, kad kovojo prieš bolševikus. Ir antras, kad jisai dirbo savo darbą. Jau buvo išsiųsta byla, buvo baigtos apklausos, buvo priimtas aktas ir išsiųstas į Maskvą. Tik techniškai nespėjo priimti nuosprendžių, nes prasidėjo Vokietijos puolimas, vyko Birželio sukilimas, pavyko pabėgti, išsilaisvinti iš 9 forto, nes kalinamas buvo būtent 9 forte. Labai aiškiai matome netgi beje pavardės, kas ten pasirašinėja, tai, pavyzdžiui, visiškai ne tik rusai, bet ir tie patys mūsų tautiečiai kaip Razauskas, kurie tarnavo jau NKVD. Tarkim, kratos orderis yra aiškiai priklausomos Lietuvos policijos kratos orderis, ir kratos protokolas, kas rasta įvairių dalykų, ten ir apdovanojimai, aibė apdovanojimų, liudijimai, atsargos karininko liudijimai, asmens liudijimas, žodžiu, kiek tai tų grynųjų pinigų rasta yra surašyta, 53 litai 20 centų, jau po suėmimo, reiškia, tie makšotai vadinami, byloje yra. Tai jau 89 metų balandį, įsivaizduokime, lygiai yra metai iki nepriklausomybės, štai pranešimas dėdei Kaziui iš LTSR prokuratūros, kad Baniulio Alfonso baudžiamoji byla, pagal kurią buvo suimtas ir vėliau ypatingo pastarimo nutarimu nuteistas, jinai peržiūrėta ir remiantis, reiškia, reabilituojama. Geriausias sakinys yra toks: apgailestaujame, kad dėl grubių socialistinio teisėtumo pažeidimų jūsų šeima patyrė didžiulę moralinę ir materialinę skriaudą. Tai